Gerą vakarą ir grįžtam su dirbtinio intelekto sekmadienio kompasu. Šiandieną naujienų labai daug. Kodėl naujienų labai daug? Todėl, kad mano gerbiamas, mylimas Gemini's kiekvieną rytą peržiūri, kas įvyko pasaulyje, dirbtinio intelekto pasaulyje ir kokią tai įtaką turi mūsų Lietuvos verslui ir gyventojams. Tai tradiciškai aš turiu paruošęs prezentaciją ir mes einame per pačią prezentaciją, pasidalinu iš savo pusės, kas įvyko, ką aš galbūt pamačiau iš pokalbių su verslais, ką aš galbūt pamačiau ne tik iš pokalbių su verslais, tačiau ir ką pats padariau ir kokios tai buvo naujienos, kokie tai buvo suvokimai, kokia tai buvo pamoka. Gerai, taigi, šios savaitės, tai turinys. Kompasas live. Šios savaitės turinys. Mes apžvelgsime 10 įvykių, kiekvieną iš jų praeisime detaliai, kokią tai turėjo įtaką ir, žinoma, pasidalinsiu savo patirtim. Tai galvoju nuo savo patirties pradėti, tai trumpai. Keletą naktų ir dienų ir naktų praleidau su OpenClaw. Čia buvo, ko gero, esat matę, tai kad tiesiog lokaliai pas save kompiuteryje susiinstaliuojam tam tikrą sistemą, kurios dėka mes galime kurti savo agentus. Tai aš buvau netgi susikūręs savo agentų armiją, tai yra pagrindinius 6-7, man atrodo, direktorius iš skirtingų sričių. Kaip pavyzdys, tai viena sritis yra ten pats pagrindinis direktorius, per kurį ten viską valdžiau. Tačiau tam tikrų padariau pirminių galbūt klaidų, ko rezultate mano ta sistema ir ta mano agentai šiek tiek galbūt sugriuvo. Tačiau kas nesugriuvo, tai nesugriuvo mūsų Master Sprinto mokymų sistema, kurią sukūriau būtent tų agentų pagalba. Tai tiesiog tokia sistema, ją man užtruko sukurti maždaug apie 3 valandas. Tai tiesiog čia yra visos mokymų pamokos, sukeltos pamokos. Aš čia galiu iš savo pusės irgi matyti tam tikrą analizę, valdyti kursus, matyti studentus. Čia irgi yra kontaktai žmonių, kas nori prisijungti prie Master Sprinto mokymų. Sekanti grupė startuos balandžio 20 dieną. Tai jeigu jums aktualu, papuolat į tą vadinamą laukiamą sąrašą, laukiančiųjų sąrašą, waitlistas gauna 20% nuolaidą. Ne tik mokymams, bet tai yra metinė narystė. Ir šiandieną turėjome pirmą klausimų atsakymų sesiją, ko rezultate aš įtraukiau keletą temų. Taip, kitas dalykas, tai po to, kai ten sugriuvo techniškai, gal ten ir galima statyti, tačiau aš pradėjau su Cloud Code žaistis ir noriu prieš atstatant, kol atkeliaus mano MacBook Mini, kurį čia office pasistatysiu ir jisai bus dedikuotas tam. Pradėjau statytis Cloud Code alternatyvą. Tai čia neina labai techninius dalykus, kam bus įdomu, tiesiog parašykit komentare, kad ten Mažvydai įdomu papasakok ir kažkurio sekmadienio metu galėsime žvelgti. Buvo vienas iš klausimų, kuris atsikartojo jau keletą kartų, tai kada pirkti dirbtinio intelekto įrankio jau mokamą versiją. Ir aš sakau, yra 2 klausimai, iš tikrųjų apie tai nufilmavau reelsą ir paleisiu, tai toks mažas spoileris. Tai 2 klausimai, kada pirkti. Tai pirmas klausimas yra, ar jūs jau išnaudojate pilnai nemokamos versijos limitus. Pavyzdys, jeigu aš ten su Claude'u, ChatGPT, su kažkokiu kitų įrankiu chatinu kasdien ir jau ten pasiekiu limitus,
tai tikėtina, kad tai yra pirmas ženklas, kad verta investuoti, nes aš penktadienį pasidariau savo Exceliuką, kiek turiu tų vadinamų subscriptionų, mokamų tų versijų ir aš pats nustebau, kadangi esu, kaip sakant, tas atstovas ir aš leidžiu pinigus tam, kad galėčiau jums pasakyti, kad tas veikia, tas neveikia ir tas, sakykime, yra aktualu, tas yra naudinga. Tai kaip sakant, per savo patirtį, tai 2 įrankius iš karto atsišaukiu. Antras klausimas, į kurį reikėtų atsakyti, kaip pavyzdys, jeigu aš nusprendžiau, kad dabar nuo šiol aš pats nebefilmuosiu ar ne reklamų, ar nebefilmuosiu kažkokį ten reelsų, o viską darysiu savo avataru, tai natūralu, kad tada aš jau investuoju į tuos įrankius, kurie ten daro, montuoja, ar ten, sakykime, kuria tam tikrus vizualus, ar ne, ten ar skaito tekstą ten pagal skriptą, tas avataras jūsų. Nes jeigu jūs visą tai darysite su nemokamais įrankis, tai arba jums užtruks daug ilgiau, arba jūs neišspausite tos kokybės ar rezultato, kurį tikitės. Ketvirtas labai svarbus punktas ir suvokimų šios savaitės, aš jau turbūt net nenoriu įsiplėsti, kiek buvo dar įvairiausio pokalbių su verslais ir auditais. Tai ketvirtas suvokimas yra atminties limitai. Tai galite pastebėti, kaip pavyzdys mano ar net ten atveju, aš ChatGPT, kadangi pradėjau nuo jo ir jis buvo mano pagrindinis, tai pavyzdžiui, ten Salvaro projekte yra, pavyzdžiui, šitas chatas, tai vien tik kol jį užkrauna, jūs matote, jo net neužkrauna, jis yra labai didelis, nes aš Ispanijoje kažkada visą sekmadienį sėdėjau nuo ryto iki vakaro ir kūriausi savo komunikacijos strategiją, matot, chato net neužkrauna. Ir jūs galite iš savo pusės irgi pastebėti, kad tam tikri pokalbiai užtrunka, kol juos arba atsako, arba užtrunka labai ilgai. Ir jeigu aš, ta prasme, jau užduočiau kažkokią klausimą, tai tas atsakymas man ten keliautų kokias 2 minutės, nes kiekvienas iš tų jūsų įrankių turi atminties limitus, tai yra vienas pokalbis gali turėti atminties limitą. Ir pavyzdys, jūs nusprendėte ten susikurti asistentą, pavyzdžiui, kažkokiam ten komercinių pasiūlymų kūrimui, ten kažkam dokumentų ten apžvalgai ir panašiai. Jūs, kai jau pasieksite tam tikrą limitą, tai būkit geri pagal tą asistento šabloną, pagal tą asistento konfiguraciją, įsisaugoti tą konfiguraciją kažkur, nežinau, Google Docs ar kažkur, arba galite nusikopijuoti. Ir jeigu aš ten, tarkim, esu ar nesusikūręs tą projektą Salvaro, tai aš tame pačiame projekte galiu pradėti naują pokalbį ir sakyti, labas ten, ponas ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, ar kas ten bebūtum, būk geras, pasimk, tarkim, pokalbio istoriją iš mano, net ant to pokalbio Scale KPI ir tada tęsiam. Plus, pridedu tą asistento konfiguraciją ir tada jums daug greičiau viskas veikia. Nes natūralu, kai jūs pasiekėt atminties limitą, jisai pradeda ir pamiršinėti tam tikrus momentus ir failus. Ir kitas momentas yra, kad jis ne tik pradeda pamiršinėti, tačiau jisai pradeda ne tą kokybę jums atiduoti atsakymų, nes trūksta jam dalies konteksto ir jis gali pamiršti savo konfiguraciją. Tai tada trumpai tiek iš mano tų suvokimų ir tada šokam į 10 top naujienų šios savaitės. Tai agentų komercija. Tai kažkas esat matę, esat girdėję, kad yra Moldbook, toks agentų portalas, agentų Redditas. Taip, čia dabar mūsų tas Moldbookas. Ne? Tai čia yra agentai, turi savo Redditą, jie čia tarpusavį diskutuoja, o Starfish žiūri savo agentą turi, jie tarpusavį diskutuoja ir čia vyksta gyvenimas, tačiau didžiąją dalimi tai yra agentai, tai yra žmonės galbūt negali pasikūrę būti savo agentus, tai vienas